Klausimas: kokia yra Dievo prigimtis? Atsakymas: 1 Jono Evangelija 4:24. Dievas yra dvasia ir tie, kurie jį garbina, turi garbinti dvasioje ir tiesoje. 2 Laiškas Efeziečiams 1:23. Bažnyčia yra jo kūnas, to, kuris viską visame pripildo pilnatvė. 3 Dievas nesusilieja su visais daiktais, bet yra nuo jų atskirtas. Apaštalų darbai 17:24. Dievas sukūręs pasaulį ir visa, kas jame yra, būdamas dangaus ir žemės viešpats, negyveno žmonių rankomis statytuose šventyklose. Laiškas Romiečiams 11:35-36. Kas jam pirmas davė, kad jam reikėtų atlyginti, nes visa yra iš jo, per jį ir jam. Jam šlovė per amžių amžius. Amen. 4 Dievas yra vienintelis, jis nėra panteistas ir juo labiau nepoliteistas. Izaijo 40:18. Su kuo tad jūs lyginsite Dievą ir kokį atvaizdą jam prilyginsite? Izaijo 40:25. Šventasis sako: su kuo jūs mane lyginsite, kad būčiau jam lygus?